Europa smogia atgal. Jungtinėms valstijoms pasirinkdama visai nesmogti. Iš tikrųjų, maža to, Europa riboja Jungtinių valstijų galimybę smogti Iranui. Ir tai, kas prieš kelias savaitės buvo įprasti ginčai tarp abiejų Atlanto pusių, virto kur kas rimtesnių dalykų. Manau, praėjo maždaug 2 mėnesiai nuo paskutinės Trumpo ir Europos krizės, tad štai vėl viskas kartojasi. Šį kartą problema yra mažiau žalia, o labiau raudona, balta ir žalia. Jungtinės valstijos nori Europos pagalbos savo specialioje mulų operacijoje. Europa iš pradžių atsisakė įsitraukti į kovą, vėliau atsisakė suteikti realią paramą atidarant Ormūzo sąsiaurį, o dabar atsisako suteikti Jungtinėms valstijoms oro erdvę ir bazių naudojimą. Galbūt tai reikėtų vadinti ne tiek įtemptą konkurenciją, kiek įtemptos retorikos istoriją. Bet kuriuo atveju žiniasklaidos diskusijose apie situaciją praleidžiami platesni strateginiai motyvai, su kuriais abi Atlanto pusės susiduria. Taigi šiandien noriu aptarti 3 pagrindinius punktus. Pirmiausia, aptarsime įsipainiojimo problemą, kurią Europos pradiniai veiksmai ir siekia spręsti. Būtent, Europa nori atgrasyti Jungtinės valstijas nuo ilgalaikio netinkamo elgesio, net jei tai reikštų trumpalaikį skausmą žemynui. Tada pereisime prie dabarties, paaiškinsime, kodėl dislokavimo klausimas yra visiškai kita istorija ir aptarsime tai NATO veikimo kontekste, tiek formaliai, tiek neformaliai. Galiausiai noriu išnagrinėti mintį, kad padėdami Jungtinėms valstijoms vėl atverti sąsiaurį, tik pailginsime problemą. Ir džiaukitės, nes tai reiškia, kad kalbėsime apie pagrindinės karo priežastis. Bet pradėkime nuo įviliojimo į spąstus klausimo ir šią dalį aptarsiu trumpai, nes jis susijusi su temomis, kurias jau esame nagrinėję anksčiau. Trumpai tariant, įviliojimas į spąstus įvyksta tada, kai valstybė pradeda karą, kuris paskatina jos sąjungininkę prisijungti prie kovos, nors sąjungininkė būtų labiau norėjusi, kad karo visai nebūtų. Iš esmės, iniciatoriaus pageidavimų tvarka yra tokia. Geriausias rezultatas – karas kartu, tada karas vienam, o blogiausias rezultatas – jokio karo. Arba dar keisčiau – karas kartu, jokio karo, karas vienam. Tuo tarpu sąjungininkas labiausiai nori, kad karo nebūtų, tada, kad karas vyktų kartu, o blogiausias variantas, kad iniciatorius kariautų vienas, galbūt todėl, kad sąjungininkas nenori matyti, kaip iniciatorius patiria ilgalaikę žalą. Na, jei iniciatorius turi galimybę nuspręsti, ar karas apskritai prasidės, jis gali matyti, kad sąjungininkas ateis į pagalbą, kai situacija taps kritiška. Tai reiškia, kad jis gali pasiekti geriausią įmanomą rezultatą pradėdamas karą. Ir, kaip ir dera jo vardui, iniciatorius pradeda karą. Įviliojimas į spąstus buvo Irano karo diskusijų dalis nuo pat pradžių, nes yra galimybė, kad Izraelis šiuo atveju buvo iniciatorius, o Jungtinės valstijos veikė kaip partneris. Izraelis pradėjo konfliktą, nes galėjo paskatinti Jungtinės valstijas prisijungti. Ir iš tiesų, Jungtinės valstijos prisijungė. Reikime prie NATO politikos. Jungtinės valstijos perėmė iniciatoriaus vaidmenį, o Europa dabar yra partnerė. Net jei Europa nenori padėti bombarduoti Iraną, Jungtinės valstijos pasinaudojo transatlantiniais santykiais, kad gautų pagalbą atidarant Hormūzo sąsiaurį. Tai procesas, su kuriuo tikėtina per pastaruosius metus gerai susipažinote, nes jis nuolat kartojasi, nes tiesiog persikeliame į naują vietą. Na, Europa pasipriešino. Vienas paaiškinimas buvo tas, kad Europa nenorėjo sukurti ilgalaikės ydingos paskatos. Trumpuoju laikotarpiu Europai iš tiesų gali būti geriau, jei sąsiauris būtų vėl atidarytas. Tačiau Europa nenori atsidurti tokioje padėtyje, kai po 6 mėnesių Trumpas įsitraukė į naują konfliktą ir Europa vėl turi trumpalaikį paskatinimą padėti. Ne tada, kai sąsiaurio atidarimas būtų karinių požiūrių labai brangus ir neišvengiamai sukeltų kovos aukų. Todėl Europa šiandien parodo savo tvirtą poziciją, tikėdamasi, kad tai atgrasys Trumpą nuo kito nuotykio. Kaip ir tikėtasi, ši pozicija supykdė Trumpą, todėl socialiniuose tinkluose ir spaudos antraštėse pasirodė įprasti komentarai apie tariamai silpną Europos valią. Tačiau tai daugiau ar mažiau yra įprasta. Praėjus mėnesiui nuo karo pradžios, situacija tapo dar sudėtingesnė nei įprasta. Naujausi įvykiai per pastarąsias kelias dienas nukreipė dėmesį nuo aktyvių Europos pastangų prie pasyvių Europos pastangų. Italija atsisakė suteikti Jungtinėms valstijoms leidimą nusileisti vienoje iš savo bazių skrydžiams,
kurie šiuo metu buvo pakeliui ir galiausiai turėjo pasiekti Persijos įlanką. Turėtume būti atsargūs ir to nevadinti Italijos draudimu, nes atrodo, kad Jungtinės valstijos buvo neatsargios ir neprašė išankstinio leidimo, kaip numato jų susitarimas. Tačiau Ispanija ir Prancūzija turi aiškę politiką – neleisti JAV kariniams orlaiviams, dalyvaujantiems operacijoje, naudotis jų oro erdve ar bazėmis. Tai supykdė Trumpą ir sukėlė dabartinį transatlantinį ginčą. Šią situaciją išskiria tai, kad leidimas naudotis Ispanijos ir Prancūzijos oro erdve bei bazėmis nesukelia jokių apčiuopiamų išlaidų. Tai jau nebe apie nenorą prisimti riziką, kurią Jungtinės valstijos bando primesti Europai. Dabar kalbama apie bandymą konkrečiai pakeisti JAV misiją Irane. Būkime aiškus, ką ankstesni susitarimai sako ir ko nesako šiuo klausimu, prieš pereidami prie platesnio strateginio vaizdo čia. JAV bazės tose šalyse yra platesnės NATO misijos dalis, kurios tikslas – išlaikyti Jungtinės valstijas integruotas į Europos saugumo reikalus ir veikti kaip priešakinė pajėga, kurios puolimas įtrauktų sąjungininkus. Tačiau Šiaurės Atlanto sutartis įpareigoja sąjungininkus padėti vieni kitiems tik tuo atveju, jei įvyksta išpuolis Šiaurės Atlanto regione. Ji yra gynybinio pobūdžio, kad būtų išvengta anksčiau minėtų įtraukimo problemų. Ji yra ribota geografiškai, taip pat siekiant palaikyti tą gynybinę misiją ir išvengti tiesioginio avantiūristinės užsienio politikos skatinimo. Šiaurės Atlanto regione nebuvo jokio išpuolio, todėl nėra ir privalomos sutartinės paramos. Kaip visada, NATO sąjungininkai yra laisvi teikti pagalbą dvišaliai, kaip jie mano esant tinkama, ir būtent taip norinčiųjų koalicija atsidūrė Irake. Tačiau tai yra jų pasirinkimas. Nors Trumpo administracija nuvylė Europos nenoras savanoriškai teikti pagalbą, situacija įkaito iki maksimumo, kai buvo atsisakyta suteikti net ir pasyvią pagalbą. Santykinai nuosaikūs politikai, tokie kaip Markas Rubijus, svarstė bazavimo teisės kaip tam tikrą didįjį susitarimą. Jungtinės valstijos investuoja į tas bazes, kad sukurtų priešakinės pajėgas, kurių puolimas įtrauktų sąjungininkus. Tačiau dalis kompensacijos už tai yra galimybė naudoti tas bazes galios projekcijai visame regione ir likusiame pasaulyje. Todėl šie santykiai, cituojant, yra sunkus palaikyti ir sakyti, kad tai naudinga Jungtinėms valstijoms. Taigi visą tai reikės iš naujo peržiūrėti. Dar vienas dalykas, kurį verta paminėti, yra tai, kad Kongreso demokratai, kurie iki šiol labai sėkmingai pasinaudojo kiekvienu Irano karo žingsniu savo politiniai naudai, turiu pridurti, šioje besitęsiančioje nesutarimų situacijoje buvo gana santūrūs. Kalbant apie Europos motyvus, tai yra kainų šuokių ir susirūpinimo dėl Ukrainos derinys. Aukštos benzino kainos yra blogai, apie tai nereikia daugiau diskutuoti. Atsiimu žodžius. Aukštos benzino kainos yra gerai, jei eksportuoji daug naftos, kaip tai daro Rusija. Mėgaukis savo baseinų rublių, kai mokėsi už kitą karo etapą. Iranas, daugiausia per savo remiamas grupuotes, jau dešimtmečius tiesiogiai kelia rūpesčių Europai. Tačiau Ukraina šiuo metu yra pagrindinis dalykas, apie kurį galvoja Europos pareigūnai. Žinoma, Ukraina šiuo metu bombarduoja visus Rusijos eksporto terminalus, tačiau vis tiek būtų geriau, jei naftos kainos būtų žemesnės, net ir tam naftos kiekiui, kuris vis tiek praslysta. Iš šios perspektyvos, kuo greičiau vėl bus atidarytas Gormūzo sąsiauris, tuo geriau. Todėl Europa dabar daro spaudimą, siekdama priversti Jungtinės valstijas nutraukti karą. Dabar, jei pažvelgsime į bendrą vaizdą, nesunku pamatyti, kad Ukrainos situacija būtų geresnė, jei Irano vyriausybė nebevaldytų šalies. Juk tai yra netiesioginis trukdis didesniai problemai spręsti. Nebebus aukščiausiojo lyderio, nebus ir bendradarbiavimo su Rusija, o galiausiai nebus ir netiesioginės žalos Ukrainai. Atsižvelgiant į tai, jei norima daryti spaudimą Jungtinėms valstijoms pagerinti situaciją, tikrai reikia tikėtis, kad tai greitai atves prie susitarimo nutraukti konfliktą. Jei to nebus, viskas, ką pasieksite, tai tik padidinsite Irano vyriausybės išlikimo tikimybę. Deja, tai mus nuveda prie mūsų mėgstamos loginės spragų lentos. Pirmas etapas. Europa nutraukia paramą. Trečias etapas. Pasiekiamas susitarimas. Pasiekiamas susitarimas. Kiekvieną kartą rodydamas panašią šios skaidrės versiją, noriu pasakyti ne tai, kad pirmas etapas negali reikšti trečiojo etapo. Dažnai gali, tam tikromis sąlygomis. Problema ta, kad jei nenurodote tų sąlygų ir neišanalizuojate atitinkamo argumento logikos, jūs iš tikrųjų neturite strategijos.
Turite viltis ir maldas, kurios nėra valiuta logikos karalystėje. Juk jei sutelkėme dėmesį į trečiąją fazę, susitarimą dėl konkretaus sprendimo, visi jau žinome, kad karo ar taikos baigti lemia derybų kliūtis. Iš tiesų, pagrindinis pagalbos siūlymo arba tiksliau logistinės paramos atsisakymo poveikis yra tas, kad Jungtinių valstijų galimybės laimėti sumažėja. Tai savaime mūsų nepriartina prie karo pabaigos. Viskas, ką tai padarys? Sumažins Jungtinių valstijų keliamus reikalavimus Ir lygiai tiek pat padidins Irano keliamus reikalavimus. Progreso nėra. Dabar, hipotetiškai, jei susitarimas visgi būtų pasiektas, Europai nebūtinai būtų blogai, kad Iranas pasiekė susitarimą, turėdamas geresnės derybinės galias. Karas Europai taip pat yra brangus, todėl ji gali teikti pirmenybę susitarimui, kad išvengtų tų išlaidų. Ukrainos padėtis vis tiek gali būti geresnė, nepaisant ryšio tarp Rusijos ir Irano. Tačiau vis dar turime tiksliai nurodyti, kaip būtent Irano sustiprinimas lemia susitarimą, kuris anksčiau nebuvo įmanomas. Matau būdų, kaip tas loginis ryšys galėtų veikti. Pavyzdžiui, jei Iranas nebūtų tikras dėl savo karo perspektyvų, jei Europa įsitrauktų į konfliktą, bet turėtų tikslę informaciją, jei karas liktų regioninis, tuomet sveikinu. Jūs ką tik pašalinote informacijos problemą. Pašalinus derybų trintį, susitarimas greitai bus pasiektas. Bet aš taip pat matau, kaip tai galėtų turėti priešingą poveikį. Tarkime, kad Jungtinės valstijos kovoja, nes vis dar turi vilties, jog nusilpęs režimas bus nuverstas protestuotojų po konflikto pabaigos. Ir atkreipkite dėmesį, kad CENTCOM vis dar siunčia Irano žmonėms žinią laukti, todėl tai yra tikėtina. Tuomet Jungtinės valstijos tęs bombardavimo kampaniją tol, kol žvalgybos bendruomenė manys, kad pakankamai išsekino Irano saugumo pajėgas, kad revoliucija galėtų pavykti. Europos atsisakymas leisti naudotis bazėmis tik prailgina šį procesą. Esmė ta, kad aš nesu čia tam, kad sakyčiau, jog Europa daro klaidą. Verčiau aš esu čia tam, kad pasakyčiau, jog strategija yra prastai apibrėžta ir mums visiems sunku žinoti, ar ji veiks. Velnies, prisiminkite, kad tik 2 šalys atsisako leisti naudotis bazėmis, o kitos yra pasirengusios padėti, išskyrus karinę pagalbą. Taigi taip pat neaišku, ar Europa turi aiškiai apibrėžtą strategiją. Bet jei norite, kad sąsiauris būtų greitai atidarytas, tuomet ir jūs turėtumėte prašyti paaiškinimo, kaip tiksliai jie mano, kad ta strategija veiks. Taigi, pagrindinės išvados. Kai kurios Europos šalis atsisako net pasyviai remti JAV pastangas Irane. Tikslas čia yra priversti Jungtines valstijas kuo greičiau nutraukti karą. Tačiau tai, ar karai baigėsi, lemia derybų kliūčių, kurios juos sukėlė, išsprendimas. Ir neaišku, kaip tos šalys sieja savo strategiją su tokiu rezultatu. Šiuo metu atrodo, kad esame įstrigę laiko kilpoje. Europa ir Trumpas nesutarė. Trumpas pratrūksta, sukeldamas transatlantinę įtampą visiems. PS. Pasiruoškite grasinimams, kad Jungtinės valstijos atšauks savo paramą Perlų iniciatyvai dėl Ukrainos, kuris suteikia Europos pirkėjams prieigą prie JAV ginklų, kurių reikia Ukrainai. Europa grįžta prie derybų stalo su tam tikromis nuolaidomis. Čia Jungtinėje karalystėje vyksta viršūnių susitikimas, kuriame dalyvauja 35 šalys siekiant spręsti Hormūzo klausimus. Aš asmeniškai laukiu, kada pasirodys nutekėjusi informacija apie vidinius Europos debatus iš to susitikimo, nes įtariu, kad kai kurie mano, jog tai nebuvo tinkamas metas Ispanijai ir Prancūzijai sužaisti bazių korta. Tada visi apie šiuos dalykus pamirštame keliems mėnesiams. Manau, pasimatysime birželį. Ne ką, aš apgaudinėju, aš grįšiu rytoj. Atsiprašau, kad nepadariau klausimų ir atsakymų sesijos, dėl kurios vakar prašiau klausimų. Kartais tiesiog atsiranda naujų dalykų. Vis dėlto klausimus išsaugau tam laikui, kai galėsiu prie jų grįžti. O dabar, jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime kitą kartą. Saugokitės.